kelsim. Linus Tech. Linus Tech tips atėjo. Oh my gosh. Šiaip turėjom naujokų, tai įdomu, kur naujokai. Čia ir be to šitas laivas su visais, ne tik su nariais. Tai, nežinau, kvieskit draugus, tegul ateina. O ten tavo storą terminitinti tavo ar paymentų šalia. Pas mane atjungė Shopify Payments ant shopo ir sulaikė pinigus iki kada čia, iki balandžio mėnesio. Tai dabar pinigų neturiu, karočią, pinigai Shopify Paymentsuose ir jo, karočią, biškai kebli situacija. Ten durnas produktas, šiaip durna situacija su to produktu, ten karočią ir copyright issues visokios ir va su paymentais issues ir su gamyba issues buvo, ten custom produktas, tai ten, žodžiu, kažkada papasakosiu normaliai nuo iki, kas ten buvo per nesąmonę, bet labai tokia kebli situacija. Taip, iškart nuo klausimų, ar normalu, kad lygus keliom dienom iki kalėdų krenta CVR? Tai normalu, taigi nieks nebeperka dovanų. Jau viskas, jau jeigu atėjo kalėdos, tai viskas, nieks nebepirks. Pamatysi, ten 25, 26 dieną viskas, jau jeigu pas tave buvo conversion rate'as 3%, tai bus vėl ten 1,5, sakykim. Kažkas tokio turėtų grįžti normalią tą visą, nežinau, situaciją. Nes čia normalu, lapkritis, gruodžio pradžia, tai buvo jo, conversion rate'ai visiems labai geri, žinai, dėl to, kad visi perka dovanas, visi ieško dovanų, perka, o kai ateina tas laikas, kai jau nebeapsimoka pirkti, savaitę iki kalėdų galbūt jau turėtų pradėti mažėti conversion rate'ai. Ir ar čia sutapimas ar ne, kad kai nebėra PayPal shop'e krenta pardavimai, tipo conversion rate'as nukrito, gali būt, kad, gali būt, kad taip yra. Tiesiog žmonės gal pasitikė PayPal ir pas tave nėra PayPal shop'e. Tai, žinai, gal mažiau pasitikėjimo shop'ų tavo. Gali būt, čia, žinai, galima spėlioti, bet šiaip tais jo, PayPalas, gerai PayPal turėti shop'e, bet su pačiu PayPalu, blemba, rizikinga, kaip pardavėjui. Tipo, jeigu tu esi pardavėjas, su jais sunku dirbti, jie mėgsta irgi užšaldyti pinigus, ten atjungti tavo shop'us. Jie labiau linkę yra padėti tavo klientui, o ne tau kaip pardavėjai, žodžiu. Tai, žodžiu, ten sudėtinga su PayPal kartais būna. Kas šitokia, nelūžo paskyros nepostinant. Ką žinau, nežinau, nepastebėjau, dar nepradėjau postinti normaliai. Bet nežinau, nemanau, dažnai. Blogiausias, kas būna, tai kelias dienas gal būna blogesni peržiūros, bet dažniausiai atsistato tiesiog. Ar shopą neuždarė? Neuždarė shopą. Tiesiog, sako, Shopify Payments parašė laišką, sako, mes nebegalim naudoti, tau pasiūlyti savo paymentų, nes pas tave chargebackų dafiga. Tipo, chargeback rate'as didelis. Tai tiesiog sakė, atjungiam mes tave nuo Shopify Paymentsų ir naudok kitą providerį kažkokį. Ar dar raninu main produktą, nes mačiau main account labai retai keliu video. Jo, labai retai keliu video. Kartais įkeliu trialą kokį nors, yra tie dabar trial reelsai, tai kartais trialą įkeliu, bet šiaip jau senai aš apleidęs, aš jau nežinau, kiek laiko jį rimtai nežiūriu. Aš tiesiog kartais įkeliu, nes turiu tą accountą, jisai toksai gan sveikas, jisai renka peržiūros, tai kodėl neįkelt, bet nebekonvertuoja, nebeparsiduoda tas produktas. O dabar kartais įkeliu, tai okei, ten tų pardavimų yra, nes Q4 dėl to visi perka, bet iš esmės, nelabai jis jau konvertuoja, aš nežinau, kas jam yra. Ir aš apleidau jį, nežinau, nebefilmuoju kiek laiko, tai toks, tiesiog turiu tas paskyras, kelių kartais, bet jau ant kitų produktų labiau aš einu negu ant to. Tas jau senai toks apleistas. Mano plašių vidosiukų pradėjo vokti ir pasėjo į rinką po 4-5 milus. Lemba jo, būna kartais Instagramas. Jo, tokia realybė Instagramo. Ką manai apie digital products plus organic marketing?
ką žinau, veikia. Buvo vienas produktas seniau, nenoriu lyginti produkto, bet buvo produktas tikrai vienas digital, ten realiai spreadsheetas kažkoks ir jisai parsiduodavo neblogai, tikrai organiškai. Bet, su jais biški kontentas kitoks, reikia, žinai, nežinau, reikia žinot, kaip tu jį reklamuosi, žinai, kaip tu tą digital produktą reklamuosi. Visai kitoks kontentas negu tai, ką mes darom, žinai. Nėra, kad tam pasimsi ir pamujosi kažkokį produktą prie ekrano, žinai. Reikia tik tais, žinai, kontentą kažkokį atkapstyti gerą ir gali pardavinėti, manau, laisvai. Rašiau, kad man kursų nerodo apie vasarą birkės buvau, norėjau peržiūrėti, nerodo. Aš norėjau pasižiūrėti, bet ten Wopas, čia pakeitė vėl savo, ką žinau, interfeisą, aš nežinau, kaip tave pagal paštą susirast, pažiūrėsiu, jo. Bet jeigu tu pirkai prenumeratą, už 3 eurų, sakykime, pirkai, tai neturėtum turėti, nes jeigu prenumeratą nutraukai, tai viskas. Daugiau revishinstas pavyko padaryti, nes man iš 2 milų max 2 seilai. Čia labai nuo produkto priklauso. Kaip gauti nemokamą narystę rolę, draugelis nori prisijungti. Nėra tos rolės, bet gali tiesiog nueiti tą nemokamą chatą ir ten paspausti tą raktelį tokį ir ten bus invite linkas. Tipo gali invite linką pasiimti, tai ten gali pakviesti žmogų, bet tos rolės tai aš nebeduodu. Tai jie myrė pagal mane, todėl savo godžiau, kad nieko nekonvertino jam. Taip. Bent ten no problem būna su PP, duodi tregnomis ir atšalai. Taip, PayPal jo, reikia trekingus pridėti, tada jie normaliau žiūri tave, ne kaip į kokį durnelį, ne dropshipperį, nes, nepatinka šiaip tokias nesąmonės jiem. Bet buvo ir man su PayPal nesąmonė, buvo su trekingo kodais, su viskuo, bet irgi ten blemba su tais chargebackais, su refundais, žiauriai, tiesiog, jeigu žmogus paprašys refundą, tai PayPal tiesiog duosim refundą, net nieko neklausia, tai tu, iš karto nukenti, gal tu išsiunti į prekę, šiandien išsiunti į prekę, jisai paprašė refundą, PayPal jam duoda refundą pilną ir tu viskas, tu išsiunti į prekę, tu jau minuse. Pasijungi PayPal, tai per 2 mėnesius plus 10-12 orderį iš PayPal. Tai ir gerai iš vienos pusės. Geriau turėti negu neturėti, jeigu iš kliento pusės. Tikrai klientai nori matyti PayPalą šiaip šopose. Tas pasitikėjimo daug prideda, bet sakau, su refundais durnai būna. Oi, kodėl atjungia mano kamerą? Apžėlės, ne? Šudinai atrodo netinka. Šiandien nusiplovau galvą, šiaip tas normaliai atrodo, dabar kai šviežiai išplauta, tai tokia kaip, realiai, džemšutas atrodo. Kiek dabar produktų filmuoju? Nieko nefilmuoju, aš dabar sergu vis dar. Šiandien tik dirbu, buvau išvaręs keliom dienom, tai dabar bandysiu grįžti normaliai. Šiaip labai ilgai nieko nedariau. Įmečiau Wins 10K rezultatus, galima čia gauti daugiau chatų. Jo, gali gauti chatų, bet parašyk man tada asmeniškai, nežinau, reikia kažkokių įrodymų, kad ant tavo screenshotai, aš negaliu tiesiog visiems dalinti. Aš nežinau, gal ten net tavo screenshotai, pavyzdžiui. O tai kaip jam joinint skambutį? Čia skambutis yra visiems skirtas, tai nežinau, užtagink į chatą, gal nežinau. Realiai pirmą pakviesk į tą nemokamas chatas, kur yra. Ir tada turėtų matyti va šitą stage, jisai turėtų prisijungti galėtų. Viskas nuo produkto. Esu padaręs apie 13 milijonų peržiūrų produktų ir 0 seilų. Jo, taip. Čia daug labai kintamųjų. Priklauso koks produktas, kokiai platformoje, kokia auditorija, ar ten Indija kokia pahitinė, ar dar kažką. Žiauriai daug kintamųjų ir žiauriai daug reikia analizuoti. Negali tiesiog sakyti, tokiai surinkau 2 milus peržiūrų, 3 pardavimai, tiek ir tiek konvertuoja ir viską, žinai. Ne, reikia biškį pakapstyti giliau. Pavyzdžiui, 13 milų peržiūrų, 0 seilų. Gal pastavė, pavyzdžiui, konceptas lievas, gal Indija pahitina, gal dar kažkas. Labai daug variantų, kas čia gali būti blogai.
iš naujo nusipirkti kursą, bliam, nesąmonė, bet ką darysi. Nu, jeigu pas tave buvo prenumerata, ten buvo seniau 3 eurų į mėnesį, ne? Tai jeigu tau tą prenumeratą baigęs, tipo, nutraukiai 3 eurų mėnesį, nu, tai viskas, žinai, čia buvo mėnesinė prenumerata. O dabar šitą live gali jungtis tik su nemokama narystė. Ignelis sako, channelį nuėmęs. A? Šiaip tai visi turėtų galėtų prisijungti. Čia matau, va, yra Tycka, pavyzdžiui. Jisai be jokios rolės iš viso. Tiesiog, kad jie į laivą ir išklauso ir žiūri, tai turėtų belekas galėtų prisijungti. Šitas stage'as yra visiems. Čia nėra su roliam kažkokiam limituotas. Nieko blogo, jeigu kiekvieną dieną naują Gmail accountą kuriu ant to pačio numerio. Nieko, bet tuoj negalėsiu kurti, yra limitas ant numerio. Ten aš nesu tikras, kiek ten gali accountų, Gmail'ų susikurt, bet dažniausia, gausi neužilgo žodžių žinutę, ir, ne žinutę, bet tiesiog bandysi naują Gmail'ą susikurt ir sakys, šitas numeris jau buvo panaudotas ten per daug kartų, jau viskas, naudok kitą, žinai. Tai nieko baisaus, bet tuoj turėsiu naudot kitą numerį. O dėl age šitų Gmail'ų tai nesu tikras, bet YouTube'ui, tipo, gali būt, kad jo gerai, tipo, pasenęs Gmail'as. Nes YouTube'as yra Google produktas, tai, tipo, jie mato visą tą informaciją, koks čia Gmail'as, kur čia registruotas, visą kitą. Tai jeigu turi seną kokį Gmail'ą, tai YouTube'ui tas tikrai padeda, kiek žinau. TikTok'ui, Instagram'ui tai vapščiai nieko nekeičia, bet dėl YouTube'o nebent. Kaip manai, 26 metais dropshipperiai judės gerai, ar koks TikTok shopas perims? TikTokas jau šiais metais jis jau toks leisgyvis iš viso, jeigu apie dropshippingą kalbant. Dabar realiai nežinau, net YouTube'as net vos negeriau karoči negu TikTokas, tai nežinau dėl TikToko. Tikrai nedings TikTokas, bet jisai tikrai netiek daug turi potencialo, kiek turėjo prieš metus ar 2 TikTokas. Tai dabar viskas Instagram ir Facebook'e turbūt. Nežinau, ten YouTube'as biški gal mažą dalį irgi prideda prie pardavimo, bet Instagramas ir Facebook'as dabar pagal mane. O kad judės dropshippingas, tai judės, aišku, žinai. Keičiasi tie visi metodai, keičiasi strategijos, visą kitą, žinai, nieks neužsilieka dažnai vienoje vietoje, tai tiesiog reikia kaip tas žodis, prisitaikyti. Kurk ant Outlook, ten nieko numerio nereikia, va, metodas. Gerai, pažiūrėsiu tavo screenshots. Kokie planai 26 metams turėjo. Dar nieko neturiu, dar šiais metais yra planų, bet aišku, užsivedęs, bliam, aš nežinau, tų planų visą laiką milijonas ir laiko net nėra tiesiog įgyvendinti viską, tai nežinau, reikės turbūt, pasidaryti kokius 2 esminius tikslus ir ties jais dirbti tiesiog, nes kai užsibrėži belė kiek, tai išsibarstęs visą laiką būni, tai nieko gero iš to. Ar patari organikų TikTok'e startinti? Visur reikia startinti, ta prasme, ne tik TikTok'e. Tu bet kokiu atveju postinsi ir TikTok'e, ir Instagram'e, ir YouTube'e, ir Facebook'e gali postinti. Jo, apie Facebook'ą padarysiu šį videką kursą. Bet tikrai ne tik TikTok'e startinti. Ta prasme, tu kursi videkus, jo, TikTok'e, sakykim, bet tu jos kelsi visur. Visur kelsi. Čia skaitytis 10 rolę iš YouTube brainrot. Jo, tai aš rolės duodu visiems. Aš nesvarbu, už ko tu uždirbi. Pavyzdžiui, 100 rolė yra ten iš vis, aš nežinau. Ten yra čuvelis, kuris ten OnlyFans kažkokiais ten užsijam ar kažko tipo. Bet daviau rolę. Ten toksai labiau networkingo chatas, tas 100 pavyzdžiui plius. Tiesiog, kas žino, ką daro, kas užsidirbinėja, tai jie gauna rolės. Ten toks labiau pabendravimui, labiau tarp įvairių žmonių. Nes nėra tiek daug čia organic dropshipperių, kurie 100 perlipia. Ten šiaip visokių žmonių yra iš įvairių sferų.
Gal kurse nusimato? Jo, nusimato, taip. Ai, nu va kitas dalykas, va kitais metais apie planus kalbant, noriu pasidaryti per naują visą tą kursą, nuo iki, realiai viską perfilmuot nuo iki, kad būtų atnaujinta informacija, kad nebūtų nieko pasenusio ir kad būtų viskas detaliau. Tiesiog bus daugiau karočio medžiagos, bus daugiau valandų medžiagos, bus viskas detaliau, aiškiau ir jo, kažką tokio padarysim, nes blemba, dabar tas kursas jis vis dar nėra toks kažkoks galutinis variantas, tikrai ten toli gražu iki to. Ten labai gera tokia pradžiai info, bet vis tiek, va šitas Discordas, pavyzdžiui, yra vertingesnis, jeigu tu ateini čia ir bendrauji ir klausinėjai, tai tikrai čia yra vertingesnė vieta negu patys mokymai. Tai aš noriu mokymus biškį pa-upgrade'int, kad būtų jie tokie solidesni, kad ten būtų visa realiai informacija, kad tau net nereiktų galbūt čiatus eiti va čia va ir klausinėti. Nu, laivus vis tiek darysim, aišku, bet tipo noriu kažką tokio padaryti. Tai čia va kitiem metam bus pradžiai, turbūt, nežinau, gal sausio, vasario mėnesį padarysiu šitą visą reikalą. Šiaip ilgai užtrunka ten susidėlioti viską. Nerodo jums šitą skambučio, tik General Voice rodo. Gal jisai išjungęs kanalus, ten yra irgi settingas tipo Browse Channels ir pasidaryk, kad visus channelius rodytų jam. Gali būti, kad jisai išjungęs visus channelius tiesiog. Gal turim kolę kokių short content editorių, kurie galėtų tipsų editinimo numest. Praktika geriausi tipsai ateina iš praktikos, nežinau. Arba klaus kažko labai specifiško ir patarsim. TikTokas vis dar veikia, surprisingly gera auditorija turi ant tos platformos ir net be linko eina sėl. Nu, blemba, su TikToku, nežinau, tokia hit or miss, karočią. Kartais paeina, kartais nepaeina. Labai, nežinau, sunku pasakyti iš viso apie TikToką dabar kažką. Tiesiog postinį ir tiek. Jeigu ten paeina, tai labai gerai. Jeigu nepaeina, tai yra kaip yra. Dažnai, vat, pavyzdžiui, eina viral videkas ir jis tiesiog išeina kažkur ten random, net, tipo, ne Amerika. Dažniausiai net nebūna, kad Amerika 99% išeina viral. Iš vis čia neregėta už šiais laikais, tai sunku tada kažką parduoti, bet jo, nu TikTokas, nežinau, tokia labai keista platforma pasidarė, viskas ten random, aš nežinau, labai sunku prasimušti, labai gerai TikTok'e. Dabar pasimsiu iš nuo kurso klaustukas, ar ten bus apie video kūrimą, esminės detalės YouTube, Instagram, jo, bus, apie Facebook'o nebus, bet apie visą kitą bus. Ir gausiu skambučius irgi, tipo, dabar va šitas, va, pavyzdžiui, skambutis yra, nu čia visiems net be rolių, čia gali ateiti žmonės klausytis, bet tu gausi rolę narę, o žalią vardą gausi va, ir mes darom kas savaitę skambutį, jeigu nesargu. Tai tas vertingiausia, ten ateini klausimus uždavinėt. Vakar kūriau naują Facebook paskyrą ir gavo baną iš karto. Page pradėjus kurti. O kam paskyrą naują? Facebook reikėjo pabrandinti ar kaip naudoju dedikuoti. Tipo paskyrą, tipo kaip asmens paskyrą ar page'ą bandai susikurti. Ignai. Nes šiaip Facebook'e tu tiesiog turi savo asmeninę paskyrą ir tu ant jos kuri Facebook'o puslapius. Susikuri Facebook'o puslapį kokį nors, ten savo nišai, sakykim, ir ten postini savo reelsus. Ir viskas. Nereikia tipo paskyrų, kaip asmens paskyrų kurti. Tada tai tikrai gausi baną, nes Facebookas labai rimtai žiūri šitas dalykus. Niekada nešildžiau Facebooką, tą pačią sekundę kelt pradėjau. Gal paždė kokias taisyklės. Jo, gali būti ir taisyklės, aš žiauriai griežtai pas juos su taisyklėm. Man IG pagaliau prasimušė nebe 300 renka, o Trump kiam, o juk so nice. Ir šį po kelis, kai renka visi, bet nerenka follower, negaliu pažiūrėti, kur nueina video. O kodėl negali įsijungti professional accountą, pirmiausias dalykas, tai tada turėsi matyti, iš kur ateina žiūrovai tavo, pasidaryk professional accountą. Ir šiaip gerai, jeigu Tramkiam K, tai visai gerai. Nu, nebent čia vien Indija, tada nieko čia gero iš viso. Ką manai apie OFM? Čia vienas čiūvas neblogai juda. Blam, aš nieko apie tai nežinau. Žinau, kad jam gerai sekas, bet žinau, kad jis to pačiu ir grindina žiauris, ten po atsimenu kažką chatino.
Sakė, nu jis ten viską per AI daro ir ten, man rodos, turi ten, nežinau, 300 Instagram account ar kažkas tokio ir ten, nu, karoči, ten grindas žiaurus, nežinau, aš ne man kalbėti apie šitą metodą, aš nežinau nieko apie tai. Ar kažkas raninot advento kalendorius ir pasidalintumėt, kaip sekėsi, visai įdomu būtų sužinot. Šiaip conversion rate'as geras, bet žiauriai sunku su peržiūrom, kadangi buvo konkurencijos begalė tiesiog. Kas antras accountas buvo lapkričio pradžioj kalendoriai. Tai jo, sunku buvo su peržiūrom. Šiaip tai parsiduoda jie neblogai. Mano paskutinė darbo diena rytoj, opa, eik savo nice. W. Pasidariau kapitalą metams ir dabar ramiai galėsiu skirti laiką. Pliamba, kaip gerai. Neužtenka poros valandų. Jo, tikrai neužtenka. Aš irgi, kai išėjau, kada čia buvo, kročiu senai jau, išėjau ir irgi viskas kitą dieną, nuo ryto iki vakaro. Nuo ryto iki vakaro filmuoji, scrollini, idėjų ieškai, pamatysi. Dabar bus tas momentas, kai pamatysi tikrai gerus rezultatus. Dabar bus motivacijos maks daug. Pirmas mėnesis po išėjimo iš darbo tai bus, jaučiu, belė koks geras. Labai turėtų sėkmingai sektis viskas. Ir taip visi kaip atrodo. Pliamba, palauk. Nežinau, kodėl jis nemato. Užtagink savo tą draugelį iš tam čia, tai gal jis matys. Davai, dėdė Zygį. Naujo asmens paskyrą ant juos įkūriu. Jo, nereikia to daryti, nereikia. Turi savo asmeninę paskyrą, atsidaryk tą business managerį ir ten gali susikurti ant tų puslapių, ten kiek nori vos, ne. Ir viskas, ir tuose puslapiuose postini savo contentą. Smagu, pavyzdžiui, pačiam matyti rezultatus, kai viską pradėjau ant Q4 pradžios praktiškai ir tiesiog įdėjus darbą pamatai rezultatus. Tai aišku gera. Tie pirmi rezultatai tai ypatingai gerai atrodo, tipo, geras jausmas. Žinai, kad gali padaryti, ką nori padaryti. Labas, Pauliau. Kaip Q4? Taip, kaip tikėjai, ar geriau blogiau? Blogiau, nes aš sirgau, o dabar 2 savaitės, tai aš nieko nedirbau iš viso, tai visas progresas tiesiog griūva. Bet ką žinau. Nežinau. Šiaip būtų viskas buvo žiauriai gerai, bet, atsakau, nebūčiau susirgęs, tai būtų žiauriai gerai viskas. Bet, karoči, yra kaip yra. Dabar grįšiu normaliai pilnu tempu, tai turėtų būti viskas gerai. Aš nėra taip, kad Q4 čia vienintelis metas užsidirbti vos ne. Jo, žinau, kad labai geras laikotarpis, faktas, kad daugiau žymiai parduos negu įprastai, bet koks skirtumas, ateis sausis, vasaris, pirmas ketvirtis, koks skirtumas, per pirmą ketvirtį irgi perka, per antrą perka, per trečią perka, ta prasme visais metų laikais perka žmonės, nėra čia kažkokio stebuklas Q4. Jo, daugiau parduosi, faktas, bet aš nesureikšminu, tikrai, atsistatysiu, grįšiu darbus, tai vėl bus ten tų pardavimų, nesmė visiškai. Pas mane professional, bet kur audience rašo, kad need provide a value. Nežinau, ką tai reiškia. Ko reikia startui? Ragelio atskiro, trikojo, ant kurio filmuosi, tas trikojus, kur telefoną pasistatysi, žinai, apšvietimas kažkoks, produktas, aišku, VPN'as, reikia VPN plano ir simkės, ir viskas, ir užtenka. Jeigu PayPal prašo asmens tapatybės dokumentų, tai tėvų dėti. Jo, turbūt, greičiausia. Nežinau, turbūt neleidžia. Nors
Stripas, man rodos, leidžia, tipo, ir nepilnamečiams pardavinėti. Žodžiu, nežinau, tau čia reiks pasigilinti, aš pilnametis, tai nežinau, nesusidūręs su šitą problemą. Kokie planai 26 metams? Ar po šių metų gyventi visus? Net neatsimenu realiai, ką šiais metais buvau užsibrėžęs, bet man rodos ne visus, užbraukiau tikrai ne visus. Išsikraustyti norėjau, o šiais metais čia buvo pagrindinis, tai vat gruodžio 3 išsikrausčiau iš savo senų namų, kas buvo žiauriai zaibys, bet iškart susirgau, tai ten kaip zombis gyvenau, tai aš net nežinau, net nepajaučiau dar kol kas, bet šitą įgyveninau, tai šitą žiauriai gerai. 26, nežinau 26, sukurt kokį nors rimtą brandą vieną ir bandyti įskeilinti. Man nebepatinka eit per tos produktus, karočią, filmuoti ten kas savaitę vis naują ir toks durnas biškį žaidimas, aš galvoju, varysiu ant brandų kažkokių, kursiu produktus savo ir bandysiu kažkokį brandą rimtą sukurt galbūt. Bet čia irgi, čia tik idėja, nežinau, dar nėra, kad labai brainstorminau planus ten, ką reikia įgyvendinti kitiems metams. Nežinau, mušt rekordus, ką žinau, esminis dalykas tai progresas, žinai, gyvenime. Tiesiog daugiau įgyvendint, daugiau uždirbt, ką žinau, augt, nežinau, kol kas dar negalvojau labai smarkiai apie tos planus kitiems metams. Pasiimt šaibas ir nefulfillint order, jo, čia bus rimčiausias. Startui, sakyčiau, ko labiausiai reikia, tai labai stipraus ir aiškus mindsetą. Jo, reikia žinot, kodėl nori, nes daug žmonių ateina, tipo, nėra kažkokio gilaus motyvo, kodėl jie čia nori užsidirbti ir dažniausiai tiesiog meta, nes nėra motyvo jokio. Pavyzdžiui, aš tai žinau puikiai, kodėl aš noriu, žinai, uždirbinėti, bet yra žmonių, kurie nežino, tai labai sunku tada tęsti tiesiog, nes pasidarys sunku, nematysi rezultatų, karočią, nėra kažkokio gilaus motyvo, kodėl tu nori to užsiimti ir tiesiog mesi. Čia irgi vienas labai svarbus dalykas. Nusipirkau artboardą, užsirašiau tikslus. First sales, viral video 500 rev. Tai visi įvyko vienu metu praktiškai. Nu jo, čia tokia ne... Realiai, jeigu viral video turės, tai bus ir tas revenue 500, tai jo. Taip. Kitiem metam turiu 10k rev, atrodo daugiau, bet žinau, kad 10k, tai čia... Pala, kiek tu laiko jau užsiemi NZ? Jeigu 500 padarai, jeigu turiu... tai per kitus metus tai tikrai 10k padarysi. 10k tai čia per mėnesį. Jeigu, nežinau kokia tai situacija, bet labai įmanoma. Jau būsiu daug matęs, daug patyręs, daug filmavęs, tai tikrai, manau, padarysi. Padariau 1k plus per dieną ar general, tipo, ar iš viso? Devynias dienas. Nu tai tikrai įmanoma. 10k. Blemba, tarp štukos ir 10 štukų labai mažas skirtumas iš tikro. Jeigu žiūrint į tavo kontentą, į peržiūras, realiai nėra skirtumo. Tu gal, pavyzdžiui, sukūrei ten kelis videkus, kurie buvo tokie semi-viral, sakykim, tai tu tikrai gali patobulinti kelis dalykus ir tie videkai belia kaip smarkiau sprogs, konceptą geresnį gali padaryti, shopą gali geresnį pasidaryti ir viskas, ir tau bus 10k, tai labai nedidelis skirtumas tarp štukos ir 10 štukų iš tikrųjų apyvartos. Keli esminiai dalykai viską keičia iš esmės. Nėra, kad ten, reikės 10 kart daugiau videkų išpušinti ir tada jo 10k padarysiu. Ne, iš esmės keli esminiai dalykai viską pakeis. Tai čia irgi su patirtim turėtų ateiti šitas dalykas. Išsiaiškinsiu, kas ten ką keičia. Taip. Antrinu, buvau užsibrėžęs nors kažkiek uždirbę aplamai išdėjęs ar YouTube brainrotų ir užkelt beveik 10k. Realiai jo, reikia sekti savo planą kažkokį, daryti kol paeis ir dažniausiai paeina su kaupu. Man taip pat irgi buvo, kai aš pirmą kartą pradėjau dirbti šito reikalogi. Ten, svajau, ten 2k apyvartos padaryti per metus, čia man crazy buvo.
Ir viskas, įpisau užraktą ir padariau per mėnesį. Ir nieko čia ypatingo. Taip. Aš ranau, mano trečias produktas buvo 5% conversion. Ką reiškia 5%? Bet vos 3K per vid galėdavau surinkti. 5% conversion rate'as. Kaip man sekas. Daily 5% conversion. Nesuprantu, ką reiškia. Conversion rate'as tai kiek žmonių nuperka iš 100. Jeigu 100 žmonių iš šopo pas tave ateina, tai 5% nuperka jų. Čia būtų crazy. Kaip man sekas, nežinau, kalbėjai, bet kaip ten gavosi su to supplieriu Shopify Store banu. Kalbėjau, ne, ten Shopify'aus negavau bano, gavau Shopify Payments baną. Tai, tipo, nebegaliu priimti mokėjimų su Shopify Payments. Bet ką žinau, tipo, dar neišsisprendžiau iki galo, bet ką žinau, viskas tam gerai bus. Kaip Black Friday sekės, net neatsimenu iš tikrųjų, kaip Black Friday sekės, turbūt nieko ypatingo. Kokį laiko tarpą daryti tarp videkų IG, vapščiai nesvarbu. Mačiau, žmonės daro iš vis ten, ateina, prisijungia vieną kartą į dieną, įkelia 3 postus, vieną po kito iš karto ir viskas, ir toliau kitą dieną vėl tą patį padaro. Tai nelabai yra skirtumai iš esmės. Aš tai mėgstu kas kokius pusę valandos bent jau daryti tokius tarpelius, kas valandą gali. Bet iš esmės nelabai Instagramui yra skirtumo, kiek žinau. Instagram'e galima iš viso ten daryti 1000 postų per dieną, tipo nieko baisaus. Instagramas tą leidžia. Nežinau, man tai nesiseka su split testingu. Neina ten atkartot, kad viral nueitų. Nu, ne visada paeina, jo, ne visada paeina. Bandy kažką naujo, tada ne visą laiką, nu, nedaryk, kad tą vieną kažkokį videką splitesnį visą laiką. Taip tai nereiktų daryti geriau. Geriau, nežinau, toliau testo konceptus. Darys ryt Black Friday. Neorganic, bet rekordas šiais metais buvo 8K per mėnesį. Easy, dvigubai tai easy. Kaip ir sakiau, keli esminiai dalykai ir viskas. Visada Black Friday. Šiaip tai visai variantas, jeigu turit Instagramo paskyras geras, jūs galit kas savaitę, karočią, Black Friday, ale Black Friday mes darom, įkeli kokią nors storiuką ir kokį nors nuolaidų koduką sukuri ir viskas. Jeigu turi gerą Instagramą, jeigu tavo istorijų žiūri žmonės, tai labai gerai. Įmeti karočią koduką, sakai, va, šiandien special offeris mūsų ten, nežinau, tokia ir tokia proga, va, imkit koduką, 10% nuolaidą visam orderiui ir perka žmonės. Čia kaip ir Black Friday išeina, bet, nu, ne visai. Tipo, vis tiek geras motyvas pirkti žmonėm, nes tiesiog nuolaida, va, laikina nuolaida, tiesiog gerai. Reikia pirkti dabar. Kas yra geras Instagramas? Nu, jeigu sekėjų turi iš esmės. Jeigu tavo story žiūri kažkas, jeigu komentuoja, jeigu engagementas geras, jeigu seka, jeigu renka peržiūros. Geras Instagramas toks, kur žmonės interaktina su tavim Instagrame, kur nėra tiesiog negyvas accountas, okei, renka peržiūros, ten sekėjų yra, bet toks negyvas, nežinau net kaip paaiškinti. Nu, nieks neinteraktina, nieks nekomentuoja, nieks nerašo tau įdėjimus, nieks nebendravo, nekalba apie tavo produktą. Tai čia toks pusiau negyvas, nieko gero iš tokio accounto dažniausiai. Patikrintas šitas variantas veikia. Apie storiukus veikia, aišku, jeigu tu duosi kažkokį incentyvą žmogui pirkti, tai pirks. Aš keliu vienam produktui 3 postus per dieną, o kitam 2. Aišku, gerai, bet aš šiandien toks atsikėliau, galvoju, nu ką aš dar tą TikToką paskrolinau.
Būna tokių momentų, aišku. Aš irgi, va, ant savęs, pavyzdžiui, pykau, nes sergau, tiesiog negalėjau, karoči, dirbti. Tai tiesiog 2 savaitės ištirpo, tiesiog nieko neveikiau, karoči, kaip zombis gyvenau, tokiam limbo. Ir, aišku, šūdinas jausmas, bet yra kaip yra, žinai. Kad ir tu ten kartais švaistai laiką. Nu, taip, negali, žinai, visą laiką filmuoti, editinti ir panašiai. Reikia kažkokią biškį balansą. Čia žinau, dar keli žmonės kalbėjo, Shopify reikia prisijungti ir Shopify Payments ir dar papildomai PayPal. Nu jo, PayPalas atskirai. Instagram ir Facebook kuri page'us iš savo paskyros tiesiog per asmeninį ragelį įsijungi VPN ir postinį. Ne, nu tu turėtum turėti visų pirma atskirą ragelį. Tipo, atskirą ragelį dažniausiai mes turim visi, nebent tu neplanuoji naudoti TikTok'o. Jeigu tu neplanuoji naudoti TikTok'o, tai tu gali iš asmeninio viską daryti ir tada VPN net nereikia. Tau nei simkės, nei VPN tada nereikia. Tiesiog atsidarai savo Facebooką per savo ragelį, susikuri puslapius ir postini ir viskas. Tavo kontentas bus anglų kalba ir dažniausiai tiesiog tikrai nelietuviai matys tavo kontentą Instagram'e. Reiks biškį papostinti, pramušti auditoriją, bet karoči, realiai tas VPN'as išsimkė, tai čia dėl TikTok'o tik tais. Facebookas, Instagramas iš vis nemėgsta VPN'o, tai žodžiu, čia labai plati tema, sunku išaiškinti viską vienu klausimu. Bet jo, atskirą ragelį šiaip reikia iš esmės, nes nu tipo, iš asmeninio tu nieko nedaryk, nereiks tau net VPN'o ten jokio nieko. Ar nusipirkau MG, ne. Ar dar likęs sąrašuose. Likęs ir nežinau, ar įgyvendinsiu gal kažkada, nežinau. Pamiršau aš tas mašinas, ne tas galvoju visiškai dabar. Kaip su Facebook monetizacija, turit gal kas? Girdėjau, kiti printina. Monetizacija, neįsivaizduoju, kaip tai veikia. Pirmą kartą girdžiu, kad Facebookas monetizuoja kontentą. Kas judat su print? Kažkas buvo tikrai print on demand, kad daro pas mus Discord'e. Gali nueiti į Vins kanalus ir ten buvo kažkas įmetė screenshotą ir prie shopo pavadinimo buvo parašyta print on demand. Tai jis ten pats parašė, bet kažkas tikrai mačiau juda su tuo. Aš nežinau dėl PayPal ir tiesiog gavau 4-5 užsakymus ir jie pending. Vėliau supratau, kad jie niekada neįkris, tai gal išsiunčiau invoice. Jo, dėl invoice'ų, tai jo, gali pabandyti išsiųsti. Bet jo, taip ir būna, jeigu pending, tai jo, neįkrenta tie pardavimai. Reikia iš karto, jeigu planuoju naudoti PayPal, tai iš karto susitupink visą iki galo, kai shop atsidarai ir tada turėtų būti viskas gerai. Neturėtų būti pending tie visi kažkokie užsakymai, tiesiog pagaus tą pardavimą ir tiek. Pas mane Facebook, kad ir visai anglų kalba 95% Lietuva. Ok. Ant asmeninio telefono ar ant atskiro. O kas tai yra? Tiesiog parašyk į Google print on demand. Kaip paskirsti dėmesį laiką tarp darbo ir šeimos? Ką žinau. Šiaip pas mane toks grafikas, aš atsikeliu kada noriu, papusryčiaujam su šeima, išvedam šunį karočią ir aš tada varau dirbti. Tada grįžtu po pietų namo, ten kokią 4-5 ir tada vakare vėl dirbu. Dažniausiai tai pas mane. Toks nusistovėjęs grafikas jau pas mane. Page susikūriau ant savo asmeninio, ant savo konto, postinu per postinimo ragelį. Nu, blemba. Dėl Facebooko dar nežinau, aš pas dar Facebooką tik nesiniai pradėjau, tai pažiūrėsim. Kol kas nelabai žinau, ką tau patart.
aš tai sakyčiau postink toliau, naudo hashtagus kokius nors, žinai, su tais postais ir turėtų tikrai pramušti, manau. Darau toolsus dabar jam. Uždedi dizainą ant produkto ir selnik. Tipo toolsus, kuri print on demand. O bandyt dėt lokaciją, tipo kokį jos mes. Šiaip jo, ant Facebooko puslapio, kai darai tą visą setupą savo puslapio, šiaip ten yra tas, nežinau, ta sekcija, kur visą savo informaciją sudedi. Tai ten realiai gali fakinę informaciją, netikrą adresą, netikrą ten amerikietišką numerį ir taip toliau. Suves kuo daugiau informacijos ir jo, tipo gali fake informaciją vest, tipo kad amerikietis toli kažkoks. Ir turėtų būti geriau, patikimiau žiūri tada Facebookas, kaip suprantu, į tave. Taip. Aš Facebook surinkau 2 kartus pačiam, bet 0 sale, aš esu girdėjęs, kad geriausia. Šiaip Facebookas, priklauso nuo produkto, irgi ten boomeriai šiaip tais Facebook'e, tipo, senesni žmonės. Tai jeigu ten kokį anime šūdą pardavinėjai, tai nemanau, kad pirks. Bet, žodžiu, irgi niuansai su platformom, žinai. Reikia žinot, kas ten to platformos. Šiaip boomeriai, Facebook'e dažniausiai seniai žmonės pagyvenę ir jie perka kitokius produktus, negu kad žmonės tik tokią, sakykime, pirktų. Tai reikia atkreipdėmėsi. Ir kitas dalykas reikia, jeigu šiam, kai pavyzdžiui, peržiūrų, paliebomų yra komentarų, tai tu gali komentarus atsakinėti su linkais. Tipo, numes tiesiog kažkas klausia, iš kur čia gavai, sakykime, tai tu tiesiog numeti savo shopo linką ir užpinini tą komentarą. Paspaudi pin comment ir tada visi jau, kas eina komentarus skaityti, mato iš karto tą komentarą su linku ir jie gali tiesiog į linką paspausti iš komentaro, kas yra žiauriai gerai. Dėl to Facebookas konvertuoja gerai. Jo, bio įsimesk linkus. Tiesiog optimizuok, kad žmogus žinotų, kur nusipirkti viską. Kad nereiktų jam svarstyti, žinai, geras produktas ir tipo, nežinau, ką čia toliau spaust, kaip čia nusipirktų, čia pats pardavinė ir kaip čia, ar čia šiaip savo videką kėlį. Neturiu tokių klausimų būt, žinai, žmonėm. O TikTokus svarbus, laiko tarpas tarp videokų. Jo, geriau nespaminti TikTok'e, aš tai dažniausiai, sakyčiau, valandą kokią, ar pusę valandos bent jau padaryk tarpą. Aš nespaminčiau tikrai postų TikTok'e. Jeigu jau nebeliko mano produkto konkurentų ir nebėra iš kur video idėjų imti ir jau mano video nebeina viral, nors jie yra kokybiški ir filmuojant video, jie visi labai panašus. Visų pirma, tai įvairovės reiktų. Jeigu visi labai panašus, tai nėra gerai. Naujų video idėjų sunkiai tuo produktu galima sugalvoti, nes jis labai paprastas. Atsidaryk viral burnerį, aš tai sakyčiau viral burnerį, atsidaryk tiesiog ir scrollink viral videokus su produktais. Tikrai rasi kažkokių, nežinau, naujų konceptų. Nebūtinai naujų, bet tiesiog tokių, kurių tu dar nesibandęs. Paliebom nesibandęs ten tą, kur ten 1, 2, 3, apverčiam, pažiūrim kaip išėjo, tavo, pavyzdžiui, čių net nebandęs, jis gali patestuoti, žinai. Realiai, tiesiog atsidaryk viral burnerį savo ir ieškok konceptų. Pamatai videką su 100 laikų. Galiu šitą konceptą savo panaudoti ar negaliu. Tikėtina, kad gali, žinai. Pabandyk taip, ką žinau. Aš tai taip dažniausiai darau, jeigu trūksta idėjų. Jo, saturated, bet taip eina viral, nefig. Nežinau, ar testuot po Q4 produktą savo ar ne, nes realiai 2 milijonai views, 1K revenue, aiškiai nenuėjo tas auditorijas, kurios norėjau, bet vis tiek nežinau, nes šiaip tikėjo, tai žiauriai tikiu. Jeigu tiki, tai testuok toliau, žinai, kaip sakiau, daug ką galima splitesnį, gali bandyti kitą auditoriją pahitinti, konceptus kitokius, muziką kitokią gali vien uždėti, jau kitą auditoriją targetinsi.
Daug dalykų galima labai įvairint. Ir tas 2 mylai peržiūrų, 1K revenue čia dažniausiai nieko nereiškia. Žiūrint, kur čia nuėjai viral, jeigu čia YouTube tiek, tipo, sakykime, 2 mylai peržiūrų štuką revenue, tai čia belia kaip gerai. Jeigu čia būtų Instagramas 2 mylai ir 1K, tai čia pusė velnio, tipo, nėra gerai, bet galima tikrai pagerinti šitą situaciją, manau. Kitas klausimas, kaip lengva peržiūras, jeigu žiauriai sunku, jeigu niekada neina viral, tai nu, tada sudėtinga galima. Tik tokią surinkau. Nu tai jeigu tik tokią 2 mylai ir štuką revenue, tai čia kaip tik tokui labai toks, manau, normalus skaičius. Kaip tik tokui. Tikrai gali daug ką pakeisti dar, paįvairint, patestuoti ir manau gali perlipti ir štuką per mylą ir panašiai. Dabar nebeina tik tokia viral, bet IG užpriminau. Tai testuok toliau, jeigu užpriminai accountą jau su šito produktu, tai testuok toliau, sakyčiau. Verta prasidėti su TikTok shop ar ne? Nežinau, neturiu patirties su TikTok shopu. Nesu daręs. Kaip skirsti dėmesį darbui ir šeimai, kai dirbai 9 to 5? Pas mane dar nebuvo vaikas gimęs, tas yra gerai. Turėjau šiek tiek laisvo laiko dropshippingui ir tiek, ką žinau, grįždavau dažniausiai po darbo, iš karto varydavau filmuot į lauką ir tada viskas, vakare biški pabūni su žmona ir tiek, ir tada lovai guli editinį videką, iki 12. Tiesiog grindas buvo, ką žinau. Žinau, kad laiko dažnai trūksta ir dabar man laiko trūksta dažnai, bet tokia realybė, ką žinau, jeigu labai nori, tai turėsi kažką paaukoti, žinai, šiek tiek. Paaukoti kelis mėnesius ten savo laisvo laiko ir tiesiog, žinai, pasistengti šiek tiek. Atsisakiau savo kažkokių hobių seniau, ten gamindavau, pavyzdžiui, seniau, tai tiesiog pardaviau savo kompą gaminimo, kad negalėčiau, kad neturėčiau tam laiko, žinai. Tas irgi padeda. Gymą nustojau lankyti tuo metu, nes laiko tiesiog neturėjau, irgi reikėjo filmuoti. Ir ką žinau, pasirinki, ko labiausiai nori, žinai, jeigu tu nori, kad tau paeitų su šituo, tai kažką darai, kad paeitų, žinai. Jeigu tau vienodai, tai eik gamint, ką žinau. Aš ant to 1, 2, 3 koncepto visą pasižiūriu, ką parodys, net žinodama, kas bus. Aš nežinau, blemba, buvo momentas, o dabar, man rodos, vis dar šitas konceptas, nu taip žiauriai viral eina, aš nežinau, Instagram atsidarai burnerį, vien tik šitas konceptas, nežinau, kas per nesąmonę, žiauriai daug video su šito koncepto. Kalbant apie gamingą, gal kas norėt seksą mest. Oi. Vasarą turiu max režimą pasidaręs, tai tikiu, kad priintinsiu. Nes turiu realiai 8 kelias lėkti į gymą, grįžti ir tada iki kokios 17 granės. Labai gerai. MacBooką nusipirkai ir nebepaveža žaidimų. Net nebandžiau aš ant šitą kompą niekada gamint. Net nekyla tokia mintis. Šiaip turiu dabar ir stacionarą namie, tipo, galingas kompas, normalus, galima tikrai gamint. Bet kažkaip dingo tas noras. Labai retai kartais įsijungi ten kokį gėjimą, valandą ir 2, bet nėra kažkokio tokio noro, kaip seniau būdavo. Turiu aš stacionarą gerą namie. Aš atsimenu, šiaip tais buvo mano vienas tikslas, sakiau savo karočiui, kai padarysiu patį pirmą kartą, kai padarysiu štuką per dieną, nusipirksiu vaizdo plokštę, kurios ten norėjau seniausiai.
Tai atsimenu, sirgau COVID tuo metu, padariau štuką per dieną, lovai guliau, karočiui, nusipirkau vaizduškę. Tai irgi labai geras jausmas, kai pamatai rezultatus ir žinai, kad, nu, gali sau leisti. Ten tą vaizdo plokštę, aš nežinau, 400 eurų gal kainavo man čia tada, tai čia kosmosas buvo, dieve. Tai biški, kaip čia tas žodis, apsidovanojau save, labai geras jausmas. Q4 tikslus įvykdžiau, galima ir pakimarinti. Šiaip jo, labai gerai, jeigu tikrai gali savim didžiuotis, jeigu tikrai manai, kad daug pasiekiai, tai tikrai nėra, kad oi čia grindas visą gyvenimą, čia reikia dabar nenustot niekada dirbti. Aš tai manau, kad turi būti kažkoks balansas vis tiek biški. Ok, zaibys, įgyveninau žiauriai daug savo svajonių, savo planų, zaibys galiu biški dar save dabar apsidovanot. Tikrai nėra, kad oi visą gyvenimą reikia grindinti ir tiek. Labai nesveika, iš tikrųjų labai nesveika. Nes dabar nulėkti džymos autobus, tai kokia 1,5 valandos atima pirmyn atgal, tai nelabai apsimoka. Blemba, žiauriai neapsimoka. 1,5 valandos žiauriai neapsimoka. Tiesiog tada šitą nueini į lauką, ant turniko kokią pakabėti. Žiauriai neapsimoka. Man irgi nekenčiu, karočią. Noriu džymą nueit, noriu ten kickboksą palankyti, bet karočią tiek daug laiko suvalgo dienoj, eina nafig. Ir taip gaila. Grindas iki gal pakelsiu 1 mylą. Eik tu nafig. Ilgai grindins, jeigu tik su organiku. Kaip nano paletė laikas, dar vis krenta seilų. Yra seilų jo, bet aš nelabai postinau. Pirmai sakiau, pirmai kalbėjau, kažkas klausė irgi kaip sekasi šito, tai apleistas jis jau toks seniausiai apleistas. Aš jau nežinau, kiek laiko rimtai nežiūriu tą produktą. Tiesiog postinu, nes yra geros paskyros. Ir tiesiog neapsimoka nepostinti. Ten, nežinau, kelis kartus į savaitę įkeli kokią nors seną videką ar tiek. Gali priminti, kiek reikia pasiekti rėvinių, kad gauti kepurę. Nežinau, nėra skaičiaus, nežinau. Kiek aš čia dar kepurių turiu, kokius 5 gal dar turiu. Šiaip nėra skaičius. Jeigu pasireikši gerai Discord'e, jeigu matysiu, kad vinsus keli, tai padovanosiu. Bet tikslaus skaičius tikrai nėra. Kaip dėl Q1, kokios mintis, sausis aišku turėtų būti liūdnokas. Šiaip nebūtinai, tikrai nebūtinai, žinau žmonių, kurie per 1 ketvirtį dar daugiau uždirba negu per 4. Čia realiai priklauso nuo tavęs, kaip tu žiūri visą tą reikalą. Jo, 4 ketvirtis gerai, nes visi dovanas perka, bet tu gali reklamuoti kitokius produktus, karočią, per 1 ketvirtį. Vat Valentinkė, pavyzdžiui, tikrai gali užsidirbti su Valentino produktais, sakykim. Nėra, kad vienintelis metas per metus ten užsidirbti per Q4. Tikrai taip nėra. Visais metų laikais gali parduoti tikrai. Tiesiog gal produktą išsirinkti kitokį, žinai, negu dabar pardavinėtum. Aš dabar pardavinėju dovanas visokios, ne? Tipo produktai, kurie, yra lengvai dovanojami. Čia geriausias produktas 4 ketvirčiui. 1 bus visai kitokie galbūt vineriai. Kažką paprasčiau, ką žmonės savo nori galbūt nusipirkti. Kažkokią naujovę, nežinau, kažką kieto, nežinau. Žodžiu, bet, ta prasme, tikrai visais metų ketvirčiais labai galima užsidirbti gerai. Jo, po pat kalėdų, sakykime, iki sausio vidurio, tikrai žmonės mažiau perka, bet iš esmės, čia tik, žinai, pusę mėnesio, sakykime, laikotarpis trumpas. Reikia suspėti, nes labai noriu. Gražias kepurės ir man patinka šiaiptis. Vasarą nešiosiu. Ką mąstyti ant Q1 Valentinkės produktams. Tai ką žinau, kažkas, kas dovanojama paneliai. Bet su šitais produktais Valentinkės reikia turėti su kuo filmuoti dažniausiai. Tipo, tu gali produktą gerą turėti, bet jeigu tu neturėsi panos, su kuria filmuosi, tai bus sudėtingiau žymiai. Čia irgi vienas dalykas. Bet, ta prasme,
tos visokios va progos, kalėdos, valentinkė, ten panašiai. Jo, gera proga, bet jeigu nematai, kad gali tikrai, vat, oi, ten turiu va paną, jinai labai nori su manimi filmuoti, patinka iš šitas reikalas, tada tu jo drąsiai imki, žinai, bet iš esmės nėra, kad reikia ten vieną dabar visą fokusą į valentinkę ten kišt. Tikrai taip nėra. Yra pilna produktų, kurie yra evergreen, reiškia, visus metus gali pardavinėti tos produktus. Tai ką žinau, ta valentinkė, jeigu turi geras galimybės per valentinkę užsidirbti, tai jo, gerai, pabandyk, žinai, kažką valentiniško pardavinėti. Bet iš esmės tai, ne, ką žinau, gali bet ką pardavinėti visais metų laikais. Įsitikinimai, man rodos, čia labiau. Kokie įsitikinimai? Jei rasi Goldmine produktą ir sausį. Jo, taip, sakau, yra evergreen produktų, kur, tipo, nu, visais metų laikais gali pardavinėti tikrai. Čia pilna tokių produktų. Vat, pavyzdžiui, projektorius tas, ne? Nu, jis jau toks senas vineris, eina savo. Dabar, vat, sugalvoja žmonės naują kampą, kaip pardavinėti. Tipo, tos langus ten ant sienų rodo. Tai čia naujas kampas, bet realiai tas produktas, aš nežinau, jau 4 metus turbūt vineris jau parsiduoda, aš nežinau kiek laiko, žiauriai senai. Ir su reklamom žmonės pardavinėja jį, ir organiškai pardavinėja. Ir, nu, tiesiog geras produktas ir visi perka visais metų laikais. Tos kuprinės, vakuuminės, nu, visada jas perka, absoliučiai visada, žinai. Šis toks produktas, kur tikrai, nu, bet kada gali parduoti, nereikia tau valentinkės ar ten kalėdų laukti. Pilna tokių produktų. Valentinkį jaučiu, galima pradėti filmuoti jau. Nu, ką, žinau, ankstoka dar gal. Niekas dar net negalvoja apie tai. Sausio gal, nu, vidury sausio gal anksčiausia. Bandyt imtą gėlę ant valentinkės, ar net neapsimoka. Kokią gėlę, kur tipo užpurškėlę. Nežinau, gal tada ir paės per valentinkę, bet dabar anksti, nesąmonė, dar gruodžio vidurys tik tais. Šiaip produktas tai gal ir geras, bet, nu, anksti žiauriai, po mėnesio gal pradėk filmuoti. Snapas kepurės biškilogas, pat gaidys, man Jušengas padarė gaidys, pagal savo kinišką galvą. Pirmam reikia spėt daryti. Šiaip, jo, jeigu būsi pirmas su kažkokiu produktu, tai irgi labai gerai, tas padeda. Labanakt, biohazardai. Vis dar dirbi su Vainium ir Petriu, kodėl jie nebeprisijungia į pokalbį. Jo, šiaip jo. Nu, tipo, ką žinau, studentus apmokam kartu. Į pokalbį nežinau, ką žinau. Nėra tokio reikalavimo jiems prisijungti. Jei nenori, tai neprisijungia. Pasilgot. Galiu pakviesti, kad nors ateis, mano mielų norų. Bandau spėti, kad jie atsikalba tarpusę, vis tiek demonai yra. Baigė Organic Demon Univera Vainis ir Petris. Studijuoja, man rodos, dabar jie, tai gal biški busy, nežinau. Pasilgom. Galėsiu pakviesti, kada į laimą gal ateis. Gal tai reikia man užsirašyti, kirptis reiškia. Visada įdomu buvo, ką reikia pasiekti, kad būtų galima su tam į vakarienę nuveikti. Ką žinau, nieko nereikia pasiekti. Jeigu susidraugausim, eisim. Su nepažįstamais niekada neįma. Kaip tą 100k YouTube play buttoną gavai, background matau. Čia buvo kanalas mano to Vinerio, kur YouTube apie jį kalbėjau.
Aš turėjau kanalą su 600k subų, o šitas kanalas buvo ir karočią. Baną gavau, tipo tiesiog ištrynė kanalą YouTube'as. Blem, ilga istorija, aš pasakau kiek kartų, bet iš esmės, ok, turi, sakykime, vieną kanalą YouTube ant vieno emailo, ne? Tu gali ant to emailo realiai susikurti ant belė kiek kanalų. Bet tada atsiranda vat rizika. Sakykime, vienas iš tų kanalų yra užbanintas, ne? Tu turi 5 kanalus ant vieno emailo. Vienas iš tų kanalų yra užbanintas, nes tu ten vagi content ar dar kažkas. Tai viskas, šakės visus kanalus užbanina, ištrina tiesiog YouTube'as visus kanalus ir viskas, gali pamiršti. Tai taip ir buvo, realiai aš turėjau ant vieno emailo moros 3 kanalus ar 4 ir buvo va šitas va pagrindinis kanalas ant to emailo ir ten produktas buvo kažkoks copyrightintas ar kažkas tokio ir tipo mane reportino baisiai ant YouTube'o tas savininkas to produkto ir viskas, ir šakės, ir nebėra kanalo. Psta. Jo, ten buvo produktas, šiaip tais produktų ten buvo, nano paletė, karočiui, ten mano didžioji dalis peržiūrų buvo su šito produktu, YouTube buvo 600 štukų subų ir nežinau, gal kokį 300 milų peržiūrų, nežinau, net belia kiek peržiūrų buvo. Ir monetizuotas buvo viską, aš ten apyvartas gaudavau, praeitais metais lapkričio mėnesį 8k apyvartas tiesiog iš peržiūrų gavau iš YouTube'o. Tai šiaip žiauriai gaila. Tai eik tu nafik atsimenu tą dieną. Tokia depresija buvo, atsidarau YouTube'o, tipo noriu postint. Jūsų kanalas ten buvo ištrintas ar kažkas tokio, tiesiog ant ekrano, tai va. Karočią, žiaur buvo, tokia depresija buvo. Kur geriausia nemokamas Shopify appsas, customer reviews kelt. Nežinau, dėl nemokamų. Jo, skemas. Šiaip tai, jo, tos šūdus galima nusipirkti AliExpress'e, man rodos, netgi yra nusipirkti. Ir, iš YouTube, neskemas, aš turiu emailus, ta prasme, turiu nuotraukas tos siuntos visos, tipo iš Google siunta, laiškas, ten pasveikinimas kažkoks, dar kažkas, turiu tas nuotraukas iš seniau, kai gavau tik tais va šitą dalyką, bet iš esmės gali nusipirkti AliExpress'e, man rodos, šitos šūdus. Ir kas mane nustebino, tai kokybė va šito nesąmonės. Jisai realiai jis neatrodo kažkoks oficialus apdovanojimas, atrodo žiauriai pigiai, jisai surinktas papigiai. Mano, karočiui, aš net neatsimenu kaip, bet jisai jau yra įlenktas per patį vidurį. Aš ant lentynos laikiau visą laiką. Jisai jau sulankstytas. Toks, karočiui, kaip YouTube'ui, tai man nustebino, galvoju, what the fuck. Toks, tipo, kažkoks iš plasmasinės šūdo kažkokios surinktas. Labai keistas. Minėjai, kad iš seno būtų išeiti, gal savo Dream ant Ensburgą. Ne, dabar nuomojas, bet jo, toks jau dreaminis, jau tikrai, tos nėra ką lyginti, kur aš gyvenau ir kur dabar gyvenau, tai ten eiktų savo. Kartais, kai papostinį palėtę išmeta man dar. Jo, gali būti, aišku, gali būti. Šiaip didelis kanalas ten, tai daug kam rodo. Bet vis tiek davė play button, tai nice. Nu taip, tas nice. Galvau auksinį šiais metais turėčiau, bet nepaėjo. Ten labai griežtai tie YouTube policies. Pas turiu channelį virš 100 kasų, bet neganu play button dėl kažkokios strike. Blemba, jo, ten, karočią, YouTube'as griežtai visai žiūri šitos dalykus. Galvoju laikrodį parduot, kad būtų setupui šaibų. Ir dar produktų. Blemba, jeigu taip žiauriai straglini, tai nežinau. Nes vieno produkto irgi neužteks. Tipo, pafilmuosi vieną, po porą savaičių reikės naujo užsisakinėti turbūt. Fake buttonas su Spyware. Jo. Ar įkrenta orderių iš senų produktų? Žiūrint kokių, aš visus senus šopus uždarinėjau, tai ne. Nežinau apie ką tu, seni produktai. Jeigu aš nustoju testuot kažką, tai aš šopus uždarinėjau visus, tai
Nu, ne, iš esmės ne. Mano nusipirko Porsche ir aš turiu dabar tokį girly produktą, tai jau matau, kaip į bardačioką kyšių produktą ištraukinės. Godžiu savim mintim, kad backgroundas jums viršų. Šiaip tais backgroundai toks underrated labai dalykas. Šiaip labai gerai backgroundai kėrina dažnai videkus. Bet, nu, karačiu, toks labai subtilus reikalas tie backgroundai. Bet jeigu geras backgroundas, tai tikrai gali iškėrinti videką. Kur gauti YouTube accountą, eiti kažkur kitur. Čia išpirkta. Šiaip tai jo, aš iš čia pirkdavau visą laiką. Išpirkta? What the hell? Taigi, ai, va, sold out. Tai už 15 baksų pirk, už 18 baksų. Seniau po 5 buvo, man rodos. Gerai, šiaip valandą jau kalbam, tai davai gal kokį dar klausimėlį. Ir reiks varyt man dirbti šiandien iki, nežinau, iki 3 nakties čia sėdėsiu. Jo. Dirbsiu, videkus karpysiu, kur čia reikia pasivyt. Sakau, sirgau tai ant tiek atsilikęs jaučiuos dabar, atrodo tiek daug darbo reikia įgyvendint, pizė. Karoči, belė kiek dar man. Kiek tu, palauk, produktą testuoji? Ble, testuoju. Nu, realiai 2 dabar turbūt. Jo, 2 dabar. Ne, 1 čiūju, ką aš žinau, 1 gal dabar. Nu jo, iš esmės 1. Nuo vasaro vėl su tarpui sunku, kai dirbi 9 to 5. Braitą pasimk, blembai kalčių Braitą, jo. Jo, skanus, aš tai geriau kartais. Labai toks kaip, ką žinau, kompotas, nežinau. Skanus. Jo, negu tie energiniai, tai faktas, kad geriau. Sueditinį iš karto daug videkų, kad daugiau turėtų videkų. Kaip kada? Šiaip, jeigu paprasti videkai, jeigu greit nufilmuoju ir greit sueditinu, tai jo, prisidarau ten iš karto bečą didelį ir tada postinu. Arba bent jau sufilmuoju dahoje ir tada postinu, tai yra editinu kas kartą, kai postinu. Bet nuo produkto priklauso. Jeigu, pavyzdžiui, ilgi videkai, ten sunkus produktas, tai ne, tada tiesiog kiek šiandien reikia, tiek šiandien sufilmuoju ir sukarpau. Taip kažkaip. Kiek reikia padaryti per Q4, nors ir sirgai, bet gal kažkaip. Padariau kažką, bet net neskaičiavau, eikti, aš Shopify buvau atsidaręs, nežinau, prieš kiek laiko. Padariau kažkiek apyvartas, bet tai nieko crazy. Nors dar motyvuoja mūsų susienio, tu nežinočiau, ką reiškia. Nice. Dėkui. Eikti, šalčiutė, pizda, dabar išeis iš darbo, tai bus crazy. Pamatys. 8 valandas dieną žiauru. Nusivylęs savais rezultatais. Nenusivylęs, ką aš žinau, man tai vienodai. Uždirbu. Tipo jo, gal biški praleidau šansą kažkokį gerą, žinai. Tas Q4 jo, zaibys, tipo, jeigu žiauriai užakta, tai žiauriai gerai. Bet ką žinau, kaip išėjo, taip išėjo, ką žinai dabar daryti. Nenusivylęs, viskas zaibys, uždirbau vis tiek. Monika, jo, čia Monika, apsimeta tiesiog. Nenori fanų žiauriai daug, tai apsimeta. Naktinius sapnų įdėsiu, dėkam. Nice, to reikia, realiai to reikia, kad sėkmę pasiektų. Sausis ramesnis būna vis tiek normaliai. Tai aišku. Žiūrint, ką pardavinėjai, kaip sakiau pirmai. Jeigu tam bandysi dovanėlės visokias prastum, tai nieks nebeperka tokių dalykų. Bet jo, aišku, galima uždirbti. Tikrai galima uždirbti.
Nesureikšmink raudelę. Tas Q4 toksai, jo, taip pats kaip saldainiukas atrodo, noris pagriebti, žinai, bet koks skirtumas, blet, tai sausį uždirbsi, vasarį uždirbsi. Čia, žinai, negali, žinai, nuspręsti, kaip ten kas seksis, kada. Tiesiog dirb, kiek išeina dirbti, daryk, kiek išeina gerai daryti ir viskas, ir uždirbsi. Žiauriai noriu kažką pasiekti, tuo labiau žiauriai geras jausmas, kai pažįstami kalba kažką, kad tu nieko nepasieksi. Sako taip kažkas? Eik tu našai. Tai jo, kai karočią dešą parodysi kada nors jiems, dashboardą savo Shopify'us, va, šiandien 3K. Susipirkau stalą reguliuojamą, takelį ėjimo, dėsiu po jo, kad būtų kažkoks judesys. Tai prie stalo tai nedaug dirbsi, jeigu filmuosi dafiga, tai. Šiaip stengiuosi iš visą emocijas iš šalį mest, bet va, nu jo, tipo, kai žinai, kad yra tas toksai laikotarpis, kur čia visi viską perka vos ne, tai norisi užšokti ant to traukinio, aišku norisi, bet ką žinau, tipo, viskas, nu, praėjo ir praėjo, varom toliau, žinai, sausis, vasaris, kovas, balandis, tai prasme, visi metai prieš akis, kas čia, žinai, belė kada uždirbt galima. Einu beauty sleep. Konkrečiai, ne konkrečiai, bet manau, kaip pavyzdžiui pasakau, kad kažką vairuosiu, tai kaip į debilą pasižiūri ir aplamai visi geimina. Kažkaip ant žemos kolka. Nu, jo, skirtingi interesai. Skirtingi interesai. Gerai, gerai, nežinau, davai dar kažką. Tegul jie kalba, aišku, ten draugeliai tavo, ne draugeliai. Po to sakys, praveš, ble, davai pravešk, jie. Dažniausiai testuoju po vieną produktą, nes man tai asmeniškai sunku 100%. Jo, čia irgi vienas dalykas. Aš jo mėgstu dažniausiai vieną pasiimti ir su juo pilnai testuoti. Man nepatinka pasimti ant 3 karočią ir tiesiog toks išsiblaškęs būni, tada tiesiog nežinai, ką darai. Karočią viskas susilieja į vieną ir maišas tie konceptai, karočią idėjos, soundai maišas. Nesąmonė, aš tai dažniausiai vieną tiesiog pasiemu ir su vienu dirbu. Gaila, kad kai kurie mąsto, kad baigę šulę pasieks kažką, kai nieko dabar net nedaro, geimina. Nu, ble, pasiekti manoma, jeigu ten kokį IT skyrių varys dirbti, tai pasiek, žinai, turės ten savo tą chatą ir, ką žinau, normalų gyvenimą, bet nieko crazy turbūt. Pilna, pažįstamų turiu, kurie dirba tos normalius paprastus darbus, užima geras pozicijas ir uždirba ir puikiai gyvena. Namus, būdus turi, ten visą kitą, mašinas. Tai aišku, ne MG, žinai, ten, ne M-kinis Bamsus, bet, nu, tipo, gyvena tvarkingai, gerai, žinai. Su pinigais, su viskuo, šeimą turi, vaikų turi. Tai viskas įmanoma, bet jeigu nori tikrai, nu, kažką rimto, ypatingo kažką pasiekti, kažką išskirtinio, tai, nu, tikrai neužteks darbą turėti. Nebent, nežinau. Vadovavimo poziciją kokią užimsi. Bet ką daryti, jeigu su vienu produktu negali dirbti ten kokias 6 valandas, nufilmuoji ir viskas, su 2 biški išsiblaškęs. Plemba, aš tai nežinau. Labai nuo kiekvienos situacijos priklauso, bet aš tai daryčiau taip. Raščiau vieną gerą produktą, kuris man žiauriai patinka. Tikrai, aš matau potencialą belė kiek su juo. Ir tiesiog pasimčiau vieną, kad ir daug laiko turiu dienoj. Ok, 3 valandas pafilmuoju, pakarpai, 3 valandas ieškai karočią naujų konceptų, naujų soundų, naujų hookų visokių. Scrollint galima belė kiek. Tikrai scrollint galima belė kiek. Tos idėjų yra pilna internete. Tiesiog scrollint. Tas irgi užmisa, bet jeigu tu rasi kažkokią naują idėją, būsi pirmas, kuris ją įgyvendins, tai tu irgi uždirbsi belė kiek. Tai svarbu gerą produktą turėti ir karočią gali su juo vienu dirbti, netgi full time, tai 8 valandas per dieną gali su juo dirbti iš esmės. Gali
reklamos bandyt pasileist, gali ten influenceriam rašyt, davai sakyk storiukai kelk ten, kiek kainuoja storis, davai pareklamuok, nu karoči, tarsi gali skilint visaip, nėra taip, kad ten tiesiog filmuoji, scrollini, editini ir tiek, žinai, tom ir baigęs darbas. Galima tikrai daug primastyti idėjų, kaip išskėlint produktus. Tai realiai ir su vienu gali tikrai gerai prasimušt. Jo, zėbitų tai kaip visada, ant pačio gal ateini, karoči. Va zėbi gerai sekas. Kada čia, prieš tram dienų, kiek kokių 2K pasidarėjai apyvartos. Gerai varo zėbis dabar. 18, nu, zėbės. Solidų. Zėbis čia kur ilgai nėjo. Gera reputacija zėbi tau. Tam kur ilgai nėjo. Vėluoja, nu. Zėbis visada vėluoja, realiai ant galo ateina.